kaip visada, mūsų šaunusis eglučių miestelis Jonavoj. Oi, kaip gražiai. Eglutę papuošėm. Ema laimingą lakštą. Besmegenį nulipdėm. Kitėnas ir vėl važiuoja į sodybą, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo. Ačiū labai. Sveiki, sveiki. Senai matyti, senai girdėti. Mėnesį laiko nesimatėm. Nežinau, pasigėdo turbūt. O šiaip, tai šiandien mes esam kaime pagaliau. Ir tą progą mes turėsim 10 seriją. Tai tą progą užpučiam žvakutės. 10 serijos, kad mums 2025 metais pavyko nufilmuoti 10 serijų. O jeigu rimtai, tai kur buvau dingęs? Tai dingęs kaip ir nebuvau. Sorry, iš tikrųjų dėl garso, nes mikrofonas mano sugedo su mikrofonu. Tada buvo dar vienas prikolas, žodžiu, grąžinau aš jį. Tokio pat neturėjau, tai nusipirkau kitą. Gavau kitą, tada pasižiūriu, kad antgalis ne androidinis, o iPhone'ui. Nu, žodžiu, vėl tą grąžinau, tai dabar laukiu dar kitą. Tai šiam video dėl garso tikrai sorry. O kur buvau dingęs, tai dingęs iš tikrųjų nebuvau, bet galbūt neatradau laiko atvažiuoti čia, gal buvau 3-4 kartus gruodžio mėnesį. Nu, šitas gal 4 ar 5, nežinau tiksliai. Bet buvau tiesiog pravažiuojant atvažiavęs pasižiūrėti, ar čia viskas vietoje ir panašiai. O tiesiog turbūt netradau laiko, nes pastoji tamsu, viskas šlapia, lyja ir nelabai malonu čia kažką ir daryti. Aišku, galėjau aš čia krapštytis galbūt viduj, bet to laiko visiškai nebuvo. Tai šventės praėjo, visi lakstymai turbūt, nu kaip praėjo, dar nauji metai liko. Tai visi lakstymai baigsis ir turbūt kibsim į darbus, nes kiek pamenu iš pernai metų, vasaris kos buvo jau vis tiek saulė švietė, to šaltuko gal daugiau, gal nebus taip kaip dabar šlapia, lyja ir panašiai. Ir galima bus krapštytis tiek viduj, tiek genėtis pjauti medžius. Šiandien atvykau į kaimą, tai oras ne kažką naktį, kaip ir pas daugelį jūsų buvo 20 ar daugiau metrų per sekundę vėjas, tas vėjas dar ir dabar nenurimęs. Laužo medžius, šakas. Ir mano visas triūsas, kur buvau grebliojęs, va, nupūstas iš čia į čia sėkmingai. Va, kaip fainai. Tai gal ir gerai, kad aš čia. Nu kaip gerai, būčiau čia sugrėbęs, gal ir nebūtų ištampę, nu, bet yra kaip yra. Tai paskutinį kartą čia buvom, kai buvo pirmasis sniegas. Spėjom pasidžiaugti, pastatėm besmegenius, tai va greblys ir liko, kur buvo besmegenis. Tai va, papuošėm eglutę. Tai buvo visai smagu. Va, stogas ardosi pats. Smagiai. Čiut nepargriuvau. Opa. Jo, tai stogas pats ardosi. O šio mano video tikslas yra šiandien ne dirbti kažką, nes per tokį orą dirbti, tai čia beprasmiška. Tiesiog šio video tikslas aptarti visus 2025-uosius, ką per šiuos metus pavyko nuveikti sodyboje. Tad pradedam. Jeigu žiūrėjote video nuo seniau, tai matėt, kad gamta buvo kažkiek to namo pasiglemšusi, tad reikėjo sutvarkyti vynuoges, kad prieiti prie langų. Va, štai taip trobelė atrodė su senaisiais langais ir veranda. Ir pagaliau sausio 31, pačią paskutinę sausio dieną, mums buvo įdėti plastikiniai langai.
Kadangi šituos video pradėjau kurti tik tai šių metų rugsėjo mėnesį, tai iki tol aš kažkokios didelės medžiagos, kas kaip buvo, neturiu, bet turiu nuotraukas ir trumpus vaizdo įrašus, filmuotus va taip, o ne kaip dabar rodau. Tai žodžiu, nepykit už tuos vaizdus nekokybiškus galbūt, bet vis tiek, manau, bus įdomu pasižiūrėti, kaip viskas po biškelį, lėtai, bet po biškelį keitėsi. Tai žiūrim toliau. Vasarį buvo gan neblogi orai, tai laiką leidau kaime ir tvarkiau patvorius, roviau krūmynus, pjoviau ir panašiai. Čia va jau nebedaug liko iki tvoros galo. Va tokie šabakštynai visur buvo čia. O dabar va, žiūrėjau, jau galima bus šienauti tenai. Čia šakos visokios dar, biškį papjauščiau. Čia va visur buvo tokie, dabar praeiti galima čia. Va, šienaut bus galima, žolė gal pradės augti. Taip pat vasarį bandžiau dar genėtis medžius, tvarkytis šabakštynus, deginti šakas ir panašiai. Na ir vėliau sekė neįprastai šiltas kovas, tad genėjom medžius toliau, dažėm juos, tvarkėme kiemą, rinkau akmenis ir pririnkau štai tokią krūvą vienoje vietoje. Žinoma, kai daug dirbama ir išalkstama, tad virėme troškinį, valgėme ir toliau dirbome. Pirmą kartą gyvenime pirkau įvairių arbūzų sėklų, va štai dukrelė sėjo su mama ir toliau matysite, kaip mums augo tie arbūzai. Na ir išaušo balandžio mėnesis, orai taip pat džiugino ir buvo neįprastai šilti, tad pirkome pakeltas lysves, rinkome jas, skaniai valgėme ir puikiai leidome laiką su šeima sodyboje. Dėl ypatingai šilto balandžio greitai viskas pradėjo žaliuoti, bet gale mėnesio turėjome šalnų, tad skubėjome viską dengti ir uždenginėti. Na ir tada sekė gegužis su neįprastai šaltais orais tiek naktimis su šalnomis, tiek dienomis. Tad viską bandėm dengti, bet mūsų arbūzai nušalo. Gavome grūzo gerąją prasme iš mūsų seniūnijos, mums papylė grūzo. Tada su tėčio pagalba išsivežiau metalus ir į sodybos biudžetą uždirbau 100 eurų. Tada pasikalbėjau su kaimynu, kuris turi traktorių, kad man reikia įstumti šį namuką į kai kurią vietą ir jis man sutiko padėti. Tad viskas puikiai atlikta ir visai čia gegužės mėnesį buvo gerai padirbėta ir pagaliau gegužės mėnesio gale sulaukėme šiokios tokios šilumos, tad nusipirkome skėtį nuo saulės. Atėjus birželio mėnesį pradėjau geriauti verandą, bet greitai ir sustojau, nes sugalvojom, kad darysime Emos 4 gimtadienį sodyboje. Tad skubiai reikėjo galvoti, kur padaryti lauko tualetą ir tam puikiai tiko buvusi lauko rūkykla. Labai gaila, kad neturiu nuotraukos, kaip rūkykla atrodė prieš tai, bet tiesiog buvo prikrauta įvairių šiukšlių iki pat lubų. Tad turėjau skubėti, šveičiau viską, dažiau, buvau visas murzinas, bet rezultatas visai pavyko ir lauko tualetas tikrai išėjo visai neblogas ir gražus. Na, o likusi birželį kažkokiais grandioziniais darbais tikrai neužsiminėjome. Pagrindiniai darbai buvo žolės pjovimas, daržų laistymas ir panašiai, nes iki gimdymo buvo likę tik tai 2 mėnesiai. Išvažiavau iš Jonavos, saulė kaitino, pas kaimynus daržai skęsta tiesiog. Taip, tada sekė šlapesis Liepos mėnesis. Mums atidavė baseiną draugas Artūras, linkėjimai Artūrui ir žiūrėkit, kas toliau nutiko. Leidam savaitę laiko baseiną. Šiandien nusipirkau filtrą, atvažiuoju į sodybą, ne tai kad dar lyja ir žino, kur dingo vanduo. Čia va, matote, kažkada stovėjo mūsų baseinas, tada mes atsiprašėme Emos baseiniuko ir toliau linksmai leidome Liepos mėnesį. Ei, tu, ką čia darai? Nesilaistyk. Bandau kep šašlykus, pilaką iš kibiro. Ema ten stovi po kitų skėčių. Bele ką. Tai va toks sausas buvo mūsų Liepos mėnuo. Tada sekė rugpjūčio mėnesis. Tai su Ema atvykdom dar apsišienauti. Tai žinoma, mamai leisdom kuo daugiau ilsėtis, o va Ema užsiimdom menais, kol aš šienaudavau. Tai tik aš
spalva man tik lošinė. Ja. Jo, raudona. Bet nežinau, kas galima piešti. Na ir rugpjūčio 12 dieną gimė mūsų antroji dukrytė Eila. Vėliau jau po visko buvom dar su Ema atvykę į kaimą, žolė buvo užaugus didžiausia, susirinkom agurkus ir važiavom namo pas šeimą. Na ir štai atėjo rugsėjis ir jau pats laikas būtų apsišienaut tas užlaikytas žolės. Jau ir po biškį mūsų antroji dukrelė Eila atvežta, pratinasi prie gamtos ir prie kaimo. Ema čia kažką žaidžia. Aišku, rugsėjai buvo daug šienavimo ir va, radau driežus besišildančius ant saulės. Ir kas dar nutiko rugsėjį, tai gale rugsėjį išleidžiau pirmą YouTube'ai video apie sodybą. Jeigu man pavyks filmuoti video YouTube'ai, sugalvojom įsigyti apleistą sodybą. Sveiki atvykę į mano sodybą, į mano kaimą. Viesatas yra. Žodžiu, čia belė kaip televizija traukia, žinai. Kokia pornografija. Patys pirmieji darbai buvo visą chlamą išnešti. Jau pirmą kartą gyvenime genėjau, bet nudžiuvo. Senovinė plytka. Metų statinys, tai tualetas, kurio taip ir nenugriau per laiko stoką. O spalį buvo padirbėta tikrai iš peties, sutvarkytas namelio antrado vidus, nugriauta nereikalinga pašiūrė ir veranda. O štai keletas linksmų atsiminimų. Sveiki! Opa. Kaipgi be nuotykių. Prisidariau aš čia beleko. Stogas pradėjo slyst, čiut manęs nenunešė. Dabar laikas ant Marytės plauko. Išsikviečiau tėvą į pagalbą. O kol laukiu, reikia eiti tada griaut pabiškį tas plytas, o ką daryti? Ai, čia bus reikalų su tas stogų. Ir galutinai kaip atrodo iš šonų. Na, iškart geriau, bet tos verandos vaizdas atrodo. Vėl nesveikas saulėlydis, bet jau rodžiau vakar. Lapai, rudenėlis ir va iš šono kaip atrodo. Už tą verandą ir ką, štai turiu terasą, už terasą prikelsiu vandens mineralinio taurę. Norėčiau padėkoti štai šiai točkiai už 13 eurų, ji atlaikė tokius svorius, nenuvylė. Tamsu, lyja, šlapia. Žodžiu, ką aš čia prikrovau, šiferą. Normaliai susikūrė apie 5 lakštus. Baldai, baldų atliekos, padangos, baseinai. Ir didmaišis su tom visom nesąmonėm. Žiūrėsim, ką paims. Pagal idėją man viską patvirtino, viską tai buvau surašęs. Tai matysim ryt po ryt. Ir šiandienos darbai baigti. Štai kaip atrodo be grūzo. Buvo grūzas, dabar nėra grūzo, nebegrūzina. Viskas tvarkinga. Tai susitiksim kitą dieną. Tai va, tokia buvo praeitą dienelę ant lašelinių. Okay, bandom. Porą krūvelių išsivedžiau, dar 5 liko. Vėjas šiaurus, bandau rėkti, tai va, aš čia, atsimenat, kai kroviau šitą pašiūrę. Tai dabar vaizdas tiesiog yra toks. Čia prisimenat, didžiausi darbai buvo, kai griovau tą visą verandą. Ir šiam momentui tiesiog turiu terasą puikią.
O jeigu rimtai, tai labai norim terasos tikros šitoj vietoj ir tikėkime, kad kažkada ją turėsim į šį puikų vaizdą. Ko dar džiaugiamės, kad šiemet pagaliau mums nuo šito va stulpo nuėmė laidą, kuris ėjo iki namo. Dar buvom išsikvietę ESO, man atrodo, kad va tavo medį mums apgenėtų, nes ėjo laidai, kai nusipirkom šitą sklypą, ėjo laidai per tą visą laidą, tai kad mums nebūtų problema, paprašym, kad apgenėtų. Iš tikrųjų tikėjausi, kad nupjaus tą pušį, bet sakė, čia jūsų reikalas, tai va, reikės galvoti, ką su tą pušim daryti. Šiaip norėtume mes ją iš tikrųjų pjaut, kad mums nebūtų problemų, jeigu užvirstų ant tų laidų, nes jeigu nutrauks tą elektrą, tai žiauru bus, aš kaltas būsiu. Tai planuose yra tą pušį versti. Gaila, bet reikės. Kai pats montuoju šitą video ir žiūriu tuos senus kadrus nuo 2025 sausio, tai visai pasirodo tų darbelių, tokių mini nemažai čia ir nuveikta šiais metais. Tai savo palinkėsiu, kad 2026 būtų didesni darbai, galbūt koks stogo keitimas ar kaip čia, grindų betonavimas, šiltinimas, pamatų ir panašiai. Va kažkokių tokių darbų norėčiau savo palinkėti 2026-aisiais. Tada norėčiau visiems jums padėkoti, kad žiūrite mus, kad sekate mūsų kelionę. Galbūt kažkas turit panašių tikslų pirkti apleistą sodybą, tai palinkėsiu sėkmės jums. Nes matot, kiek čia visko, bet iš tikrai bent jau man tai patinka ir kaip matot, optimizmo netrūksta. Tai va, ačiū dar kartą, kad žiūrėjot, linksmų ateinančių naujų metų jums. Važiuosiu namo, nes medžiai va, matyt, filmavau prieš tai. Tai va. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim turbūt sausio mėnesį, ne? Norėčiau susitikti tikrai sausio mėnesį ir vėl kibti į tos darbus. Tie lakstymai pasibaigs jau kalėdiniai ir panašiai, tai galima bus rimčiau čia jau kibti į šiuos sodybos darbus. Tad dar kartą ačiū ir laimingų ateinančių naujų metų.